Sveiki! Šiame video papasakosiu, kaip svarbu yra vidinis pasitikėjimas savimi ir kaip tai susijęs su pinigais. Paprastai mes skiriame dvi būsenas – nematerialu ir materialu. Mano mintis, emocijos, tikslai visą tai nematerialu. Na, o mano namas, automobilis, stalas – tai yra materialu. Ir viena iš priežasčių, kodėl žmonės neuždirba daugiau, yra tai, jog jų mintis ir tikėjimas, kad tai galima padaryti, yra tiesiog per silpni. Jie nesupranta, jog nuo minčių ir tikėjimo stiprumo priklauso sėkmė ir materialiame pasaulyje. Mūsų mintis kaip ir daiktai gali turėti skirtingą tvirtumą. Pavyzdžiui, vinis yra daug tvirtesnė negu kiaušinis. Abu yra materija, tačiau tvirtumas skiriasi. Mintis taip pat gali būti skirtingo tvirtumo. Vieno žmogaus pasitikėjimas savimi gali būti geležinis, o kito, nuo menkiausio bakstelėjimo, gali sudužti kaip kiaušinis. To ir užtenka, kad atsirastų skirtumai tarp žmonių, o tuo pačiu ir piniginiai skirtumai. Materijos stiprumas nuolat keičiasi. Pavyzdžiui, vandenį mes suprantame kaip materiją. Jis yra pačiupinėjamas, tačiau jisai gali būti ir kietas kaip ledas, arba gali išgaruoti ir būti nematomas. Bet tai, kad jo nematome ore, dar nereiškia, jog jo nėra. Taip kaip vanduo gali pakeisti savo pavidalą ir iš nematomų garų virsti kietu ledu, taip ir minčių stiprumas gali nuolat keistis. Kai mintis sustiprėja iki reikiamos ribos, jos labai lengvai pradeda virsti veiksmais ir rezultatais. Jei norite, kad kitų žmonių pinigai atkeliautų jums, tikėjimas savimi ir tuo, ką darote, turi turėti kuo daugiau balų. Negalėsite įtikinti kitų žmonių, jei pats savimi netikite. Mes turime įvairius tikslus, bet mūsų vidinis tikėjimas tų tikslų pasiekimu gali būti skirtingo stiprumo. Pavyzdžiui, 1 balas. Ir toks tikslas nešiojamas galvoje daugybę metų, vis atidedant jo įgyvendinimą. Taigi, nors tikslai ir turime, bet nelabai tikime, jog įgyvendinsime. O gali būti toks stiprus tikėjimas savo tikslu, pavyzdžiui, 10 balų. Jog nieko nelaukia, viską metame į šoną ir tokį tikslą įgyvendiname iš karto. Taigi, daug knygų yra parašyta apie tai, kaip svarbu keisti savo mintis. Tačiau minčių pakeisti neužtenka, kad gyvenime prasidėtų pokyčiai. Mintis turi būti tiek stiprios, jog prasidėtų nuolatinis sprendimų darymas. Kaip vanduo iš nematomų garų gali tapti tvirtu ledu, taip ir mintis gali sustiprėti. Ir tik tai, kuomet išnyksta abejonės, gali prasidėti veiksmai. O kuomet prasideda veiksmai, tuomet galima laukti ir rezultatų. O kada yra rezultatai, tada jau pradeda atsirasti ir pinigai. Taigi, pinigai atsiranda ten, kur jūsų mintis tampa ledo tvirtumo. Kai neabejojate tuo, ką darote, kai turite tvirtus įgūdžius ir elgiatės drąsiai ir pasitikite savimi. Ar pinigų bus daugiau ar mažiau? Čia jau kitas klausimas. Rinka ir aplinkybės nuolat keičiasi. Bet veiklus ir produktyvus žmogus pinigų stoka niekuomet nesiskundžia.